Aš esu Marytė Morkūnienė. Europos plėtra mano gyvenime pasireiškė mano šeimos plėtra. Mano dukra vardu Julita yra ištekėjusi už vokiečio Andrėjas. Jų vestuvės vyko vokiškai ir lietuviškai 2 kartus. Pirmasis kartas buvo Vokietijoje, Lere 2006 metais birželio 6 dieną. Tai buvo civilinė santuoka, o procedūra labai panaši kaip Lietuvoje. Juridiškai įteisinę santuoką jaunieji buvo sveikinami susirinkusių svečių, labai įsiminė ir nustebino vokiečių tradiciją dirbti visuomenės labui. Vieni iš sveikintojų buvo grupė ugniagesių savanorių iš Esenrode miestelio, kur gimė ir augo mano žentas. Mano dukros ir žento draugystė ir gimė būtent čia ugniagesių pagalba. Jo tėtis daug metų buvo šių ugniagesių savanorių vadas, vyrai dalyvauja šioje veikloje savo norų, yra visuomet pasiryžę pagelbėti savo bendruomenės nariams ištikus bėdai, aktyviai dalyvauja ir kultūrinėje veikloje. Ši puiki grupė sveikino jaunuosius, parengė jiems labai smagių užduočių. Tam tikros tradicijos Vokietijoje tokios pačios kaip Lietuvoje. Pavyzdžiui, rąsto pjovimas. Šią užduotį dukra ir žentas atliko net kelis kartus. Kita įdomi vestuvių tradicija – indų daužimas. Tačiau Vokietijoje jie skiriasi tuo, kad tai daro ne tik jaunieji, bet ir svečiai. Daug indų tasik buvo sudaužyta, o juos sušluoti privalėjo patys jaunieji. Kita šventė, bažnytinė ceremonija, įvyko Lietuvoje po kelių mėnesių rugpjūtį. Gerbiant svečius iš Vokietijos buvo atrastas kunigas kalbantis vokiškai ir ceremonija vyko lietuvių ir vokiečių kalbomis. Po jos visi nepabūgę lietaus buvo pakviesti susipažinti su Vilniumi geltonuoju pažintiniu autobusu. Keliaudamas visas būrys užupyje jaunikio jėgas išbandė skirdami užduotį nešti jaunąją per tiltą, beje ši tradicija gyva ir Vokietijoje. Šios gražios tautų draugystės rezultatas mažieji Nora ir Erikas Jonas Manuelis. Mano anūkeliai gyvena Vokietijoje, tačiau apsilanko ir Lietuvoje, kur jų visada laukia mylintys seneliai ir kiti giminaičiai.